4 dalykai, kurių niekada nedaro išmintingi žmonės. Šiandien papasakosiu apie 4 konkrečius įpročius, kurie blokuoja daugelio žmonių finansinį ir asmeninį augimą. O 4 dalykas yra pats svarbiausias. Todėl išklausyk iki galo, nes juos pašalinus visiškai pakeisi savo finansinę kryptį ir gyvenimo kokybę. Daugelis galvoja, kad turtingiems žmonėms tiesiog pasisekė, tačiau tiesa yra visiškai kitokia ir ji gali daugam nepatikti. Pirmas dalykas yra tai, kad išmintingi ir turtingi žmonės nedirba už algą ir nėra savo pačių amato įkaitais. Dirbti tik savo rankomis yra spąstai, tai yra lubos, nes para turi 24 valandas. Elementarus pavyzdys, kurį esi greičiausiai girdėjęs. Fiziškai savo rankomis pagaminti 10 000 pieštukų, pavyzdžiui, per 1 valandą nėra įmanoma, bet per 1 valandą parduoti 10 000 pieštukų tikrai galima. Norint kilti į aukštesnį lygį, privalai pradėti kurti verslą ir sistemą, kuri dirba tau, o ne atvirkščiai. Antras dalykas yra pinigų švaistymas pasimavimui. Pirkti prabangius automobilius ar telefonus lizingu, kad pasirodytum prieš kitus, yra didžiausia nesąmonė. Jeigu taip darai, tiesiog pavargsi vytis, nes visada atsiras kažkas mandresnis ar kažkas turtingesnis už tave. Šitose lenktynėse bet kokiu atveju liksi pralaimėtojų. Išmintingas žmogus laisvus pinigus įdarbina versle, kuris generuoja pajamas ir prabangą perka tik iš uždirbto pelno. Trečias dalykas yra patarimų klausimasis iš tų, kurie patys gyvenime nieko nesukūrė. Niekada nesitark dėl verslo ar finansų su žmonėmis, kurie patys vos suduria galą su galu. Mokykis tik iš tų, kurie jau šiandien gyvena taip, kaip tu nori gyventi. Ir 4 esminis dalykas yra tai, kad išmintingi žmonės niekada nenustoja mokytis ir tobulėti. Žmogus nustoja augti tą akimirką, kai įsivaizduoja, kad jau viską žino. Išmintingi žmonės nuolat investuoja pinigus į naujus įgūdžius, mentorius ir stiprią aplinką. Tai yra pati pelningiausia investicija, kurios jokia krizė negali paveikti. Jeigu surezonavo, parašyk komentaruose taip ir pasidalink šio video. Gal kažkas išdrįs imtis pokyčių savo gyvenime. Siunčiu tau šviesos.